Tyvek sealantas tai yra klijai, kurie skirti labiausiai privesti garo izoliaciją prie įvairių paviršių. Ir Tyvek sealantas yra naudojamas tik tai pastato viduje, nes jisai yra vandens pagrindu. Tai reiškia, jeigu mes naudosime išorėje, turėsime didelę drėgmę, jie gali įsipūsti šiek tiek ne taip, kaip mums reikia, nesureaguoti, nesukipti, ne? Todėl jisai naudojamas pagrinde pastato viduje. Ir pavyzdys yra, sakykime, mes turime USB sieną, iki jos mes privedinėjame garo izoliaciją ir tiesiog, tenai toje vietoje galbūt sudėtinga yra montuoti butilinę juostą, dvigubo lipnumo juostą ar kažkokią. Tai Tyvek sealantą spaudžiam, privedam garo izoliaciją, sealantas tampa lipnus ir viskas. Ir mes turime puikių sandarintą sandaro mazgą. Mums nereikia laukti kažkiek ten, nes, kiek žinau, pas vienus gamintojus reikia laukti kažkurį laiką, jiems visą parą reikia laukti. Yra labai paprastas dalykas, kadangi sealantas jisai vandens pagrindus įgaruoja, tai realiai tu gali pradėti dirbti iš karto, tik tai reikia tą žinoti, kad keletą valandų jis nebus super lipnus, ar ne? Tai jeigu mes norime labai gero lipnumo, valandėlę reikėtų luktelti. Atsako valandėlę, jeigu aš kalbu apie normalias statybos sąlygas, kur mes nelyjam betono, netinkuojam nieko, kur mes neturim beprotiškai kiekio drėgmės, ne? Tai reikėtų apie valandėlę luktelti. Tai prasme, tai mes užtepam ant sealanto, apie valandą palaukiam, tada prispaudžiam. Jo, ir jis bus labai labai lipnus. Jeigu mes norime tiesiog greitai prispausti, tai galim užtepti sealantą, palaukti 10 minučių ir tiesiog jau klijuoti, jis jau bus paviršius formavęs lipnę struktūrą, bet jis bus minkštesnis, tai jis labai bus spaudžiamas. Tai priklausomai, ko mes norime. Bet čia prie mūrų, prie medienos. Prie bet kokio paviršiaus. Vienintelis yra niuansas toksai, kad apie bet kokį paviršių aš kartais esu atsargus, dėl to, nes kartais paviršius gali būti labai porėtas arba labai dulkėtas, ne? Ir čia galioja apskritai bet kokiam paviršiam, prie kurių mes norim priklijuoti ar sealantą, ar lipnę juostą, ar dar bet ką. Patarimas toksai, kad naudokite gruntą. Yra rinkose įvairūs gruntai, yra Tyveko gruntas primeris, ne? Yra įvairiausi dalykai. Naudokite gruntą, nutepkite paviršių. Paviršių padarykite mažiau porėtą, tvarkingą, švarų. Gruntai nesuriša dulkių, tą reikia žinoti. Pirmiausia, dulkės ir šiukšlės reikia nusivalyti, ne? Bet jisai suriša, sakykime, paviršių, porėtumą ir taip leidžia lipniom juostom, butiliniam juostom, sealantam geriau prilipti. Taip, tą galima veiksmą praleisti, bet jeigu mes norim kokybės, tai užtruks porą minučių. Nugruntuokite, gruntas pasidaro lipnus ir tada daug geriau lipnės juostos prilimpa ir visa kita.